šitas filmukas bus šiek tiek kitoks. Pirmiausia, noriu filmuką pradėti su padėka už pirmuosius pasiektus 500 prenumeratorių. Tai kiekvienam iš jūsų asmeniškai dėkingas už tai, kad prenumeruojat, už tai, kad laikinat ir už tai, kad komentuojat. Thank you! Ir šitame video aptarsime 3 dalykus. Tai pirmasis dalykas bus toks kaip susipažinimas su jumis, žiūrovais, nuo ko aš pradėjau karjerą, su kuo aš važiavau ir kaip man sekėsi. Antrasis dalykas bus toks, tai apibendrinsim šito sezono rezultatus. Ir trečiasis bus dalykas, pašnekėsim apie 2026 metų sezoną artėjantį, ką mes per žiemą planuojam ruoštis ir link kur mes judėsim ir kur mes važiuosim. Tai 2015 metais aš nusipirkau pirmąjį savo automobilį. Jis buvo 2 metus stovėjęs pas ūkininką ten ant žolės, nevažiavęs, nerėdėjęs ir taip toliau, apleistas. Tai aš jį nusipirkau būdamas dar 17 metų, vasarą užsidirbęs pinigų tiek ant teisių, tiek ant automobilio ir jį pradėjau konstruotis, darytis, ta prasme tik tais tam, kad jį prikelti ir padaryti techniškai ten tvarkingą keliuose automobilį. Žinių nulis, patirties nulis, nieko anksčiau panašaus nebuvau daręs niekada. Bet parduotuvės aikštelėje pradėjau mokintis, krapštytis, domėtis kažką, kol įsilaikysiu teises, kažkaip padaryti tą automobilį kažkaip važiuojantį. Galiausiai įsilaikiau 18 metų teises iš karto tik sulaukus, praėjom technikinę su tėčio pagalba ir tada pradėjom mes su ją važinėtis. Tai 2016 metais mes tiesiog keletą renginių sudalyvavom kažkuriuose slalomo treniruotėse tokiuose. 2016 metų gale supratau, kad tam automobiliui yra realiai šakės, jam reikia viską remontuoti, viską daryti, pradėkim nuo važiuoklės, nuo variklio ir kėbulų. Realiai mašina yra nereikalinga niekam tokia, jau jinai buvo pavargus, atstovėjus ir toliau. Buvo mintis arba parduoti ir taupytis ant kažko kito, bet aš buvau studentas, pinigų neturėjau, aš nusprendžiau mokintis su šitą mašiną kažką remontuoti, konstruotis ir padaryti kažkiek atgaivinti ją. Tai taip ir buvo, kad aš pradėjau norėti jos kėbulą pasidaryti. Bet aš aišku neturėjau tokių pinigų, kad galėčiau kažkokiam kabulistui atiduoti, kad jis man galėtų padaryti automobilį. Tai ką aš dariau tokiu metu, neturi pinigų, daraisi pats, tai tą ir pradėjau darytis. Domėjausi, ką reikėtų pradėti su pačiu kėbulu daryti, ką pervirinti ir taip toliau. Pirmiausia, atidaviau žmogui, kad pervirintų slenksčius, pervirintų arkas, kad būtų nuo ko pradėti dirbti. Tai žodžiu, padarė šitus visus dalykus, aš pradėjau jie pats ruošti. Pradėjau pats špakliuoti, pats trinti, visiškai nes jokio žalio supratimo neturėjau apie šitus darbus, bet manęs to nesustabdė, nes kaip ir kiekvienose dalykuose svarbiausia yra noras. Tai tiesiog ėjau prie šito, dariau, keletą draugų padėjo, parodė, kaip reikia daryti, gavęs informacijos, tęsdavau darbus ir taip toliau. Ir toks gavosi, kad pinigų neturiu, bet įsivažiavau nuo kėbulo, kas kaip ir nėra svarbiausias dalykas, kad būtų techniškai mašina gera, bet pradėjau daryti viską. Pradėjau daryti kėbulą, galiausiai biškį nuo to kėbulo pavargau, pradėjau daryti važiuoklę. Susitvarkiau važiuoklę, domėjaus, kaliau, viską dariau. Draugo garaže, ant žemės, nebuvo nei duobės, nieko, viską pradėjau mokintis, kaip ką reikia daryti ir tokiu būdu aš susitvarkiau į originalią važiuoklę. Nieko ten sportinių dalykų nebuvo, ten buvo tiesiog, kad pasidaryti veikiančią originalią važiuoklę. Ir tada supratau, kad reikia ir variklio plano kažkokio tais, nes jis dūmina ir taip toliau. Kaip tik mano tėtis tuo metu dirbo užsienyje ir prieš šventes žinojau, kad grįš ir sugalvojau, kad pats tikrai nepersirinksiu variklio, neturiu aš tam žinių ir per daug didelę riziką imtis, darytis visiškai tam neturint jokios patirties ir žinių. Tai sugalvojau, kad būtų puikiai proga išnaudoti tėtį šitų metų, kai grįž, kad padėtų man kartu su manimi perinkti tą variklį. Man tik reikia viską pasiruošti. Tai mes pradėjom kartu rinkti tą variklį, realiai 3 paros mes surinkom tą variklį, užvedėm ir taip toliau. Tai kas gaunas, kad mes jau turime sutvarkytą važiuoklę perinktas visiškai variklis, išdažytas, naujas, viskas kaip turi būti
bet reikia grįžti prie kėbulo, nes jau buvau ir pavargęs, bet nu ką, reikia daryti, nes dabar liko tik pasiruošti kėbulą ir būsiu pasiruošęs sezonui. Tai kai tą automobilį iš karto nudažėme, tai puolėm surinkti su tėčiu kartu, kad kuo greičiau pagaliau galėčiau važiuoti. Pagaliau mes ją surinkom. Pagaliau aš su ją išvažiavau. Prisiregistravom, nes kadangi keitėsi spalva, tai reikėjo ir pakeisti dokumentą. Prisiregistravom ir pradėjau aš su ją važinėtis. Pradėjau daryti, kaip sakoma, apkatkę. Aš tada pasiskaičiavau, kad man liko iki apkatkės pabaigos ten 140 km, jeigu gerai aš atsimenu. Tai sakau, su draugam važiuojam su mano automobiliu visi, pažiūrėti drifto ir aš taip pabaigsiu apkatkę. Galėsiu pasikeisti tepalus ir galėsiu pažiūrėti, kaip ta mašina važiuoja. Tai mes taip ir padarėm, mes išvažiavom į driftą ir atsitiko dalykas toks, kad mes papuolėm į avariją. Tai po 7,5 mėnesio mano praktikos prie automobilio, pinigų kišimo, kiekvieną centą, aš pasivažinėjau lygiai 2 savaitės to automobiliu ir baigėsi taip jo istorija. Tai labai buvo skaudu, negalėjau 2 dienas iš vis, atrodo, apie nieką galvoti. Skaudi avarija ir visapusiškai tapo skaudi. Tada nebežinojau, atrodo, link kur eiti, link ką daryti, toksai atrodo, ką tik įsivažiavau, pradėjau kažką norėti daryti ir čia viskas tiesiog išgriuvo tau iš rankų. Tiek, kiek tu kišai, investavai energijos, darbo ir pinigų, kurių tu ir taip neturi, nes tu studentas mokais nėra, nei tu dirbi, nei ką. Tai po to laiko reikėjo tikrai susidėlioti mintis, ką daryti toliau. Nupirkom lygiai tokį patį žalią 5 Gen Coupe modelį Honda Civic. Tik jisai buvo originalios žalios spalvos. 2 savaičių po auto įvykio nusipirkom šitą automobilį, kuris tikrai valdėsi daug kiečiau, todėl kad ir amortikai brangesni buvo ir poliuretano važiuokliai jau buvo, kas mane liečiantis dalykas dar tuo metu buvo. Rugsėjo galbūt mėnesis buvo, išlindo varžybos ir sugalvojau, kad kodėl nepabandyti pirmąsias varžybas sudalyvauti. Tai tose varžybose sudalyvavau ir man pasisekė užimti 2 vietą. Buvau be galo laimingas, visą laiką apie tai kažkaip svajodavau, kadangi 15 metų iš šono pirmą kartą pamačiau slalomą ir man tas labai kažkaip imponavo, kad būtų smagu parodyti save iš vairuotojo pusės, kadangi nuo pat vaikystės mėgau labai vairuoti. Tai užėmus 2 vietą tose varžybose atsirado dar didesnė motyvacija ruoštis ir eiti link šito kelio. Bendroj sumoj mes to automobiliu pasivažinėjom gal kokius 3 mėnesius ir jau spalio mėnesį aš jau pradėjau sukti planus, kaip ją statyti žiemos miegui ir ruošti ją naujam sezonui. Vėl pradėti nuo kėbulo, nes savo pasakiau, kad aš noriu sugrąžinti tą gražią violetinę spalvą, persidažyti tą mašiną, pasidaryti tam tikrus dalykus ir kitais metais okupuoti varžybas, pradėti važiuoti daugiau, jeigu tik leis galimybės. Bet po 3 mėnesių turėjimo 2 automobilio moteris iš šalutinio kelio tiesiog be stabdžių mane vėl nunešė nuo kelio. Tai buvo pasimetimas galvoj visiškas ir po praėjus 3 mėnesiam atrodė labai panašus smūgis, labai panašus ir tiesiai tas pačias mano dureles. Šokas buvo didžiulis, paveikė tada išgąstis, nes aš to nemačiau artėjančio smūgio, kur galėjai psichologiškai pasiruošti. Tas automobilis tapo taip pat neberemontuojamas, taip pat buvo visas kėbulas sugadintas ir teko išardyti dalim. Tai 2017 metai buvo tiesiog tragiški man. Kažkur buvo laimėjimas, kažkur buvo didžiuliai praradimai. Tai pirmas mano buvo pasiektas apdovanojimas slalomo trasoje, bet tuo pačiu mes 2 automobilius palaidojom. Šiaip, viskas baisu, nes ir čia vėl toksai įvykis. Bet kas nenužudo mūsų tada tai padaro stipresnius. Tai taip ir yra. Praėjus porai mėnesių keliausiai aš nusipirkau vis tiek iš draugo sportinį automobilį, su kuriuo jis pats važiuodavo slalomus. Tai kai nusipirkau šį automobilį, sakiau, pradėsiu važiuoti, daugiau mokytis, pradėti važiuoti slalomuose. Reikia važiuoti. Jeigu yra galimybės sukrapštyti ant starterio ant benzino,
puolam, bandom, važiuojam, nekreipdami dėmesį į rezultatą. Mes per tą sezoną gal sudalyvavom 3 ar gal 4 varžybose, čia aplink Klaipėdą, niekur toli nevažiavom. 18 metų žiemą, ją pradėjom ruošti sezonui, bet tuo pačiu aš pradėjau važiuoti ir simuliatoriuose. Kaip tyčia, tai tuo laiku buvo išlindęs labai įdomus challenge'as. Buvo 3 mėnesių atrankos iš visos Lietuvos vairuotojų važiuoti dėl pagrindinio prizo. Tai buvo BMW dviratis, kuris siekia jo vertė netgi 2050 eurų, jeigu gerai atsimenu. Norėjau šitam challenge sudalyvauti, pasižiūrėti, kokiame lygyje aš galiu būti tarp kitų vairuotojų ir norėjau labai patekti. Nuo čia prasidėjo realiai pagrindinė kelionė vairavimo įgūdžių tobulinimui. Mane mokė Karolis Jovaiša ir Laurynas Vaitiekūnas. Tai jie buvo mano pagrindiniai treneriai, kurie mane stipriai šaukdė. Per šitas čempionatas labiausiai pakilau iš tokio, kaip sakyt, nelabai suprantantis apie vairavimą, bet šitam challenge pavyko patekti finalus. Finalai taip pat vyko BMW Krasta Auto salone, vyko tą pačią dieną tiek pusfinaliai, tiek finalai ir man tada pavyko laimėti absoliučiai 1 vietą. Be galo buvau laimingas, atsimenu dieną prieš negalėjau užmigti, galvojau apie kiekvieną posūkį. Tada supratau, kad aš kažką galiu. Kažką įrodžiau savo, kad galiu eiti į priekį, galiu stengtis dar labiau. Sakau, labai esu dėkingas iki šių dienų, daugiau dirba su manim Laurynas iš Sim studijos Klaipėda. Karolis, kadangi persikustė į Kauną gyventi, kiek žinau dabar jau Šilutėj, tai gal daugiau ir pavyks ir su Karoliu pasitreniruoti kažkada ateityje. Tai 2019 metais mes jau išvažiavom su perdažytu automobiliu, nes mano visą laiką mindsetas buvo toksai, kad gražus automobilis yra greitas automobilis. 2019 metais tada taip pat sudalyvavom keletą slalomų, tikrai nevažiuodavau jų daug, viską dar taip žiūrėdavau į tai, kaip labiau į labai tokį mėgėjišką požiūrį, nevažiuodavau į jokio čempionato didesnio. Visą laiką stengdavausi važiuoti tada, kada yra aplink Klaipėdą, aplink namus. 20 metais pradėjom laimėti praktiškai visada, kiek atvažiuodavau į varžybas, taip visada kažką laimėdavau. 22 metais teko sezoną praleisti. Dėl savo sukurtos naujos šeimos, tai mes susitokėm su savo antrąja pusė. Tai tą sezoną teko praleisti dėl didelių finansų skirtų vestuvės įgyvendinimui. Ir 23 metais noriu sudalyvauti kažkokiais bent vienos organizacijos čempionatą, pilną sezoną ir pažiūrėti, kur atsidursiu metų gale. Ta prasme, nes vis tiek kaip vienos varžybos yra vienos varžybos, bet išlaikyti stabiliai greitį visose trasose per visą čempionatą yra kita. Tai ir taip ir padariau. 23 metais važiavau Jurbarko SK organizuojamoj organizacijoje, kadangi buvo arčiausiai Klaipėdos visos varžybos, tai Tauragė, Jurbarkas pagrindė visos varžybos. Tai pradėjau važiuoti ten visą čempionatą ir keletą varžybų, kurios iškrisdavo prie namų, taip pat sudalyvauti ir čia. Tai tais metais iš 6 ar 7 varžybose visur pabaigėm su pirmąja priekinių varomų klasės apdovanojimu ir po tų 23 metų tapau priekinių varomų klasės čempionas SK Jurbarko organizacijoje ir laisvoje klasėje likau 4 bendroje metinėje įskaitoje. Ir dar keletą varžybų, kurios vyko aplink Klaipėdą, taip pat visur buvau 1 vietoje priekinių varomų klasėje. Žodžiu, laimėjau labai daug apdovanojimų, vienas didžiausias mano sezonas, kur važiavau tikrai daug varžybų. Tai po 23 metų sezono supratau, kad reikia kažkur kilti aukščiau dabar, kadangi kiekvienose varžybose, kada jau atvažiuodavau, jausdavausi ir žinodavau, kad esu vienas iš lyderių ir tapo nebe taip azartiška važiuoti. Bet visada svajodavau apie žiedo važiavimą, apie sprinto lenktynės. O pačiu metu draugas sugalvojo pardavinėti savo sportinį automobilį. Aš sugalvojau nupirkti iš jo ir taip įsigijau šį Civiką. Tai 24 metais sakiau, kad nevažiuosiu niekur, kadangi išleidau labai didelę pinigų sumą, kad jį įsigyti ir pradėjom ją ruoštis.
ruoštis 25 metų sezonui. Tai taip ir prasidėjo mano karjera ir taip atsidūrėm dabar iki šio momento. Tai dabar trumpai pakalbėkim, kaip man sekėsi šis sezonas. Tai aš skaitau, kad sekėsi labai gerai. Pirmas sezono varžybos prasidėjo nuo atvykimo problemų. Mes įsinuomavom transportą, kuris mums tik išvažiavus į autostradą sugedo. Tai su draugais grįžom, ačiū jiems be galo, ten buvo visiškas kosmosas, kaip mes įsprendėm greitai tą problemą. Mes greitai perkostėm į du automobilius daiktus, ant vieno automobilio prikabinom priekabą su Civiku ir pasileidom į Kačerginę. Ir viską laiku suspėjom, viską padarėm ir suvažiavom tas varžybas. Tai viskas šiaip buvo labai gerai, kaip aš norėjau, kad aš svarbiausia per anksti neįsijausčiau į trasą ir neperspausčiau, nes ta klaida kainuotų labai brangiai tokia trasoje nusirašyti. Tai tą ir padariau, pasirodžiau tikrai labai neblogai, kai pirmą kartą išvažiavęs į normalią trasą, pirmą kartą su šito naujoju automobiliu, kurio dar tikrai daug nepažinojau tuo metu. Viena klaida buvo tik tais tame, kur aš jį sudaužiau. Irgi tai buvo visiška naujoko klaida, pasimetimas, žiūrėdamas į automobilio užpakalį, tiesiog pasimečiau, kur mes tuo metu randamės ir jisai įvažiavo per dideliu greičiu ir nebetilpo įveikti šikano trajektorijos. Jis pasitraukė, o man tiesiai prieš nosį padangos, tai aš tiesiog buvau įkaitas ir jas tiesiog nudaužiau. Tai šiek tiek apdaužiam automobilį, bet nieko kažko labai didelio neįvyko, nes jį prieš antrą etapą puikiai susitvarkėm, viskas buvo gerai. Antrasis etapas buvo man tikrai labai skaudus, kadangi buvau nusiteikęs tikrai šitam etape jau atsidaryti, kaip sakyt, sklindes ir jau pradėti važiuoti greitai, nes pirmam etape tiesiog save stabdžiau tik dėl to, kad reikia tiesiog apsitrinti, nereikia lėkti, reikia apsitrinti. O antram etape žinojau, ką aš galiu, supratau, pamačiau, kad mano instinktai gerai veikia, nes tikrai didžiulis buvo iššūkis važiuoti ir time attack, ir reise, kai tu niekada nebuvai tokioje trasoje gyvenime, bet gal ir gerai, kad tai padariau, tik tai paspartinau ir greičiau pradėjau augti kaip lenktynininkas. Tai antram etape viskas šiaip labai gerai sekėsi, tik išvažiavau, buvau tikrai daug greitesnis, pasireguliavau mortikus, pasireguliavom slėgius, viskas tikrai buvo labai gerai, tol kol mums sugedo variklio kompiuteris. Mašina pradėjo atsijunginėti, pradėjo labai didžiulį kiekį benzino valgyti ir galiausiai reis kvalifikaciją išvažiavom tik tam, kad kažkokį laiką padaryti ir pasidaryti tam tikrą laiką, kad bent turėtume galimybę kažkiek pasiremontuoti iki reiso. Tai galiausiai nieko neradom, kame problema tuo metu. Antrasis etapas pasibaigė su gedimu ir trečiąjį etapą planavom važiuoti į Rygą, bet taip pat dėl finansų. Tai Rygos etapą mes praleidom, važiuojam jau į ketvirtąjį etapą Lietuvos čempionato ir jame pagaliau galėjau parodyti viską. Sakiau, važiuosiu visiškai išjungęs visas baimės, taip kaip važiuoju ant simuliatoriaus, taip ir važiuosiu realybėj. Tai taip ir buvo. Buvo šlapias asfaltas, šlapia diena, jau po pirmo time attack sesijos supratau, kad turiu didžiulį tempą, kadangi po pirmos time attack sesijos aš atsilikau tik Open GT automobiliams, rodžiau labai gerą tempą. Išvažiavom į reisį kvalifikaciją likom 5 iš 25 automobilių, džiaugiausi savo rezultatų ir savo šiaip mašina daug kartų slydo, drąsiai važiavau, nebijojau kažko, taip kaip aš turėčiau važiuoti, ta prasme savo rogiai buvau, tai labai gerai pasirodžiau antrajame etape, tiek automobilis negedo, nekėlė jokių problemų, aišku, rasojo langai, atradom naujų tokių problemų, kad labai daug praleidžia salonas vandens, tą, kas spręsim šią žiemą, bet šitą dalyką taip pat nežinojom. Tai va, dėl to rasojo langai, dėl to pirmam reise gavau prasileisti savo klasės, kaip ne savo klasės, aš kadangi, sakau, mano automobilis yra 1.6, aš važiuoju 2 litrų klasiai. Tai man nėra šansų jiems įkasti su 1.6 varikliu, nebent ten būtų daug silpnesni vairuotojai, o tikrai tokie nėra, tokie kaip Orestas, Burgaila yra
jaunas talentas, turintis tikrai puikų automobilį, puikų palaikymą iš šeimos. Narbutas Agnius taip pat nuo labai senai važiuoja, tai, žodžiu, ten kiti driveriai, bet aš vis tiek maloniai jaučiuosi, kad galiu bent ant šlapio būti kartu su jais. Tai teko per reisą prasileisti tam, kad neapgadinti nei jų automobilių, nei savo automobilio, nes tai nebūtų visiškai protinga. Tai viskas tvarkoj. Aš žinojau, kad pagal savo tempą aš galiu būti kartu su jais, bet tiesiog dėl šitų dalykų, kur sakau, toks debiutinis sezonas, viską mes bandom, atrandam, sužinom. Džiaugiuosi reziumė šitom varžybom. Kas liečia žiedinių lenktynių sezoną, tai mes time attack. Antroji vieta Edvinas Puidokas. Lietuvos čempionate metiniai įskaitai likom antroje vietoje. Reis įskaitoje taip pat likom antroje vietoje, bet metinio apdovanojimo mes negavom, kadangi per sezoną turi būti bent 2 etapai, kad susidarytų bent 5 automobiliai klasėje. Tai to nebuvo, tai jis nėra kaip užskaitytas tikroji antroji vieta Lietuvos čempionate metiniai įskaitoje. Taip pasibaigė sezonas žiedinių lenktynių, taip pat mes sezoną, kaip ir matėt, pradėjom nuo slalomo, tam, kad ką mes susidėjom sėdynės, sėdėsinas, viskai, ką pasidarėm, reikėjo pasitikrinti, ar viskas yra tvarkoje. Tai ar tik Klaipėdos vyko varžybose, namų arena, tai kodėl neišbandyti, tai ten labai puikiai pasisekė, taip pat buvo bendroje įskaitoje 1 vieta, laisvos priekinių varomų klasėje 1 vieta, tuo pačiu dar padarėm trasos rekordą. Tai taip išvažiavom, pasidarėm tokią pradžią ir išvažiavom į žiedinės lenktynės ir sezoną taip pat, kaip matėt, užbaigėm taip pat slalomo varžybose, namų trasoje ir jos pasibaigė lygiai taip pat, kaip ir prasidėjo. 1 vieta laisvoje klasėje, bendroje klasėje taip pat 1 vieta ir trasos rekordas taip pat buvo padarytas mano. Tai sezonas, 5 varžybos, iš tų 5 varžybų 1 baigtos su gedimu ir ten grįžom be apdovanojimų, bet aš sezonu tikrai labai džiaugiuosi ir taip mes prieisim dabar prie kito sezono planų ir pakalbėsim, ką galvojam daryti ir planuojam daryti kitam sezonui. Tai planas būtų eiti link 2 litrų motoro, kadangi Lietuvos čempionate neturim 1.6 klasės, Baltijos čempionate turim, bet ji irgi nėra labai didelė ta klasė ir nėra labai konkurencinga. Ir plus norėčiau važiuoti savo lygio klasėje. Ar spėsim? Klausimas, kadangi finansiškai labai daug pinigų reikia tam, kad mes pakeistume iš 1.6 į 2 litrus. Čia tik motoro klausimai, dar yra kitų tam tikrų dalykų, kas per šį sezoną pasimatė, ko trūksta ir ką reikėtų pasitobulinti prie automobilio. Kitas dalykas, žiemos sezonų daugelis lenktynininkų, manau, daro taip pat, kad per žiemą taupo ir darosi biudžetą lenktynių sezonui, kadangi kiekvienos varžybos kainuoja labai daug pinigų. Nežinau, ar pavyks kitą sezoną, viskas priklausys, kaip mums pasiseks su partneriais dirbti toliau. Galbūt kažkas iš naujų partnerių prisidės, tai pagrindė tai viskas priklausys nuo biudžeto. Noro tai mes turim labai daug su visa komanda. Kitą sezoną stipriai pasirodyti ir išvažiuoti aukštesnę klasę, bet geriau pradėti dabar, kilti jau nuo dabar į kitą klasę, negu, sakykime, važiuoti dar visą sezoną su 1.6 varikliu ir tik tada pradėti galvoti apie kilimą. Tai va, tokie mūsų kito sezono planai. Galit ir jūs paspartinti šitą reikalą, kad, sakykime, mes spėtume iki sezono pradžios susirinkti variklį, nes, kas nežinot, VŠI Dream Race, kur mes turim tokią sukūrę organizaciją. Čia galit ne tik skirti nuo gyventojų pajamų mokesčio dalį 1-2%, bet taip pat galit į šią sąskaitą, galiu dar čia kažkur pridėti, į šią sąskaitą galit skirti bet kokią pinigų sumą iš fizinio asmens, iš įmonės, jokio skirtumo ir pavedimo paskirtyje nurodyti parama. Tas, kas mėgsta žiūrėti, ką filmuojam, ką rodom jums, kaip mes važiuojam ir kokį rezultatą mes rodom. Tai kas norit, galit visada tai padaryti. Mini dalykas, kuris gali man padaryti didžius darbus. Tokios mintis apie kitą sezoną. Stengsiuos filmuoti procesą, kaip vyksta viskas toliau, rodyti jums. Tikiuosi, istorija patiko, kaip mes sunkiai pradėjom koponuotis į tas varžybas.
kiek galėjau, tiek kadrų archyvose radau, kad galėčiau kažką pridėti. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Kaip ir video pradžioje sakiau, prenumeratoriai ir komentarai ir laikai mūsų kanalui labai padeda. Tai ačiū Jums ir iki kito naujo video. Bye.